Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją apie administracinių baudų sumokėjimą ir pasekmes nesumokėjus, bei dažniausiai užduodamus klausimus šią temą. Apžvelgsiu administracinių baudų sumokėjimo būdus. Administracinės baudas sumokėti galima per Mano VMI, per elektroninę bankininkystę ir per įmokų surinkimo paslaugas teikiančias įstaigas. Pasirinkus mokėjimo būdą per įmokų surinkimo paslaugas teikiančias įstaigas, rekomenduojame mokėjimą atlikti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki administracinės baudos sumokėjimo termino pabaigos, kad mokėjimą gautume ir įskaitytume laiku. Mokėjime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodą, įmokos kodą 1001, nusižengimo identifikacinį kodą ROIK, kuris įrašomas mokėjimo nurodymo laukelyje unikalus mokėjimo kodas. Jeigu mokėjimas atliekamas už kitą asmenį, būtina nurodyti pradinio mokėtojo duomenis. Svarbu paminėti, kad už kiekvieną nusižengimą reikia mokėti atskirų mokėjimo nurodymų. Pateiksiu pavyzdį, kaip atlikti mokėjimą per Mano VMI. Administracinę baudą sumokėti galite per Mano VMI, pradinėme lange išskleidę mokesčiai ir baudos, bei paspaudę administracinės baudos. Atsivėrusiame lange paspauskite ROIK kodą tos administracinės baudos, kurią sumokėti norite, išskleidę baudos informaciją spauskite sumokėti tik šią baudą. Atsivėrus sumokėjimo langui spauskite apmokėti. Artėjant administracinės baudos mokėjimo terminui, Mano VMI pateikėme išankstinį priminimą sumokėti baudą, apie kurį informuojame elektroniniu paštu, jeigu jį esate nurodę. Priminimą rasite pradžios lange paspaudę dokumentai, dokumentų paieška, gauti. Išankstinį priminimą sumokėti baudą siunčiame, neatsižvelgiant į tai, ar bauda yra apskųsta ar ne. Toliau aptarsiu, kokios būtų pasekmės, jeigu nesumokėtumėte nurodymu ar nutarimu paskirtos administracinės baudos. Jeigu iki nurodyto termino nesumokėtumėte nurodymų paskirtos baudos, tai yra pusė minimalios baudos, institucija paskyrusi baudą ją gali padidinti priimdama nutarimą. Nesumokėjus nutarimų paskirtos administracinės baudos iki nurodyto mokėjimo termino, baudos priverstinis išieškojimas perduodamas vykdyti antstoliams. Sulaukėme klausimų, ką daryti, jeigu atliekant mokėjimą nurodėte neteisingą įmokos kodą, nenurodėte pažeidimo identifikacinio kodo ROIK ar nenurodėte pradinio mokėtojo duomenų. Tokiu atveju teisingus duomenis galite nurodyti, pateikdami laisvos formos prašymą per Mano VMI, pasirinkę paslaugos paklausimai paklausimo pateikimas. Taip pat duomenis galite pateikti paskambinę mokesčių informacijos centro telefonu arba atvykę į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį iš anksto užsiregistravę vizitui. Jeigu negavote administracinio nusižengimo protokolo arba jeigu pažeidimą, už kurį paskirta bauda padarė kitas asmuo, turite kreiptis į instituciją paskyrusią baudą. Taip pat galite prisijungti prie informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portalo epaslaugos.erd.lt ir peržiūrėti išsamią informaciją apie paskirtą administracinę baudą, taip pat pateikti paaiškinimą ar skundą. Ką daryti, jeigu negalite sumokėti nutarimu paskirtos administracinės baudos? Susidūrus su finansiniais sunkumais, galite kreiptis dėl baudos mokėjimo išdėstymo dalimis. Prašymą galite pateikti per Mano VMI, pasirinkę paslaugos mokesčių atidėjimas ir termino keitimas, mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis. Atsiuntę paštu per pašto paslaugų teikėjus į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį arba tiesiogiai atvykę į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį iš anksto užsiregistravę vizitui. Svarbu paminėti, kad išdėstamos administracinės baudos dydis negali būti mažesnis nei 125 eurai. Taip pat administracinės baudos mokėjimas gali būti išdėstytas neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo numatyto baudos sumokėjimo termino dienos. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.